Why nice guys finish last? Kodėl geri vyrukai finišuoja paskutiniai? Jeigu nežiūrėjai praeito mano video Gražios moterys nori visko, tai eik pirmą jį pažiūrėt ir tada grįžk čia, nes čia yra antra to video dalis. Tame video aš kalbėjau, kaip 100 vyrų balsavo ir reitingavo moteris pagal jų išvaizdą. Ir tyrėjai tom pačiom gražiausiom moterim išsiuntė labai plačias užklausas, klausdami 100 skirtingų būdų iš esmės to paties vieno klausimo. Moterys, kogi jūs norit? Ir jos pasirinko taip, nori visko. Gražios moterys nori visko. Tačiau ne visko nori vienodai. Matomai, pagal tai, kaip jos atsakė, vieni atributai galėjo iš esmės jom ir neegzistuoti. Ir tie atributai buvo tokie kaip intelektas, lojalumas ir gerumas. Šiandien paaiškinsiu, kodėl geri, protingi ir lojalūs vyrukai finišuoja paskutiniai. Arba, kitaip sakant, kodėl moterim patinka šikniai. Žinoma, tai nėra visiškai tiesa, kad moterim patinka šikniai, niekšai, blogi vyrukai. Aš paaiškinsiu, kaip šitas įsitikinimas atėjo, pasiremdamas ano video atliktų tyrimų. Rolau, aš tau padėsiu suprast, kodėl tai nėra tiesa, kad moterim patinka niekšai, blogi berniukai. Ir tam, kad padaryčiau tai, pažaiskim minties eksperimentą, ok? Sakykim, tu gali pasirinkti tarp 2 skirtingų įmonių. Pirmojoje įmonėje tavo bosas tave gerbia, jis tave palaiko, jisai domisi tavo tikslais, stengiasi ir padeda tau siekti karjeroje gerų rezultatų, jisai tau leidžia pasirinkti, kada tu nori atostogauti, jam rūpi tavo jausmai, jam rūpi tavo emocijos, jam rūpi taip, kaip tu jautiesi ir panašiai. Svajonių bosas, tiesiog geresnio boso negalėtum niekur kitur surasti. Bet čia yra antras darbas, kurį tu gali taip pat pasirinkti. Šitam bosui vapšie nusispjaut ant to, kaip tu jautiesi, vapšie nusispjaut, ką tu apie jį galvoji, jam vapšie nusispjauti, kad jam neįdomus tavo tikslai, jam neįdomus tavo kažkokios svajonės, neįdomu taip, kaip tu kažką nori daryti. Iš esmės, šitam bosui net nerūpi, kad tu egzistuoji. Jis nori iš tavęs tik vienintelio dalyko. Nori iš tavęs tavo atliekamo darbo. Ir nieko daugiau. Jis net nenori išgirsti, kaip tau sekasi ir panašiai. Niekšų niekšas, pats blogiausias bosas. Bet šitas darbas moka 3 kartus daugiau, yra krūva papildomų benefitų ir tu turi nelimituotą skaičių atostogų. Ką pasirinksi? Bosą, kuris tave myli, gerbia, siekia tavo tikslų, nori, kad tau sektųsi, palaiko tau svajones ir visa kita. Ar bosą, kurį tau nusispjaut, kuris iš esmės tau net nerūpi, kad tu egzistuoji. Kurį pasirinksi? Dauguma žmonių pasirinks darbą, kuris moka 3 kartus daugiau, nelimituotą skaičių atostogų ir krūvas kitų privalumų. Ir nežiūrės į tai, kad nerūpi tam bosui ir tas bosas yra šiknius niekšas ir panašiai. Ar pradedi suprast? Tu pasirinksi darbą ne dėl boso, o dėl to, kad tu gauni didesnį atlyginimą ir kitus dalykus, ko tu ieškai savo darbe. Darbe tu ieškai taip. Būtų labai faina ir smagu, kad darbo tavo įmonės, kurioje darbinsiesi, tikslai ir vizija atitiktų tavo asmeninį moralės kažkokį kompasą, bet tai nėra tavo prioriteto viršuje ar vienas iš prioritetų viršutinių. Tikriausiai viršutiniai prioritetai darbe yra atlyginimas, privalumai įvairūs ir atostogos. Ir pradedi pagaut kampą. Moterys savo pačių pasirinkimu, ieškodamos vyro, neprioritizuoja proto, gerumo, lojalumo, lygiai taip kaip ir tu, ieškodamas darbo, neprioritizuoji įmonės misijos, vizijos, kurie atitiktų tavo moralės normas, to prioritizuoji kitus, tau svarbius dalykus. Moterys renkasi savo patraukliausią paketą. Ir koks tas paketas? Sprendžia ir renkasi jos. Viską sudėjus, tai kaip ir tu labiau tikėtina pasirinktum darbą, kuris moka didesnį atlyginimą, tai taip pat taip ir tos pačios gražios moterys prioritizuoja kitus, joms svarbius dalykus, ieškodamos vyro. Ir kągi daro tas pirmasis bosas, kada jo siūlomas produktas yra nekonkurencingas
rinkoje to, ko nori moterys. Tai reiškia, kad jie negali varžytis išvaizdos departamente, finansų departamente, emocinio ryšio departamente, statuso departamente ir taip toliau. Taigi ką jis daro? Na, jis prioritizuojasi į tuos kelis mažus dalykus, su kuo jis gali varžyti su tuo antruoju bosu, kurį moterys prioritizuoja. Tik tam, kad pakeltų savo ego. Ir kasgi galėtų būti tie departamentai, kuriuose pirmas bosas su antru bosu gali varžytis? Nu, nežinau, gal gerumas, protingumas ir lojalumas? Gero vyruko bruožai? Ir jeigu mes imam šitą tyrimą raidę į raidę ir šitos savybės moterim nėra tokios prioritetinės, lyginant su kitom, tai nepyk ant žaidėjų, pyk ant žaidimo. Moterys nesirenka šiknių. Moterys renkasi gerai atrodančius, savimi pasitikinčius, finansiškai stabilius ir taip toliau vyrus, kurie, na, taip jau papuola, kad būna niekšai ir šikniai. Ir jeigu jie nėra tokie šaudžiai, šikniai ir niekšai, tai dar geriau, bet šie 3 bruožai nėra jom prioritetiniai. Supranti, kovoti su tuo ir pykti dėl to yra tas pats, kaip atsisakyti realybės. Ir jeigu tu tai darai, tai tu tik tolsti nuo to, ko tu nori. Ir, aš tiesiog priėmiau taip, kad kaip realybė, kad tikriausiai, kad tu nori gražios moters. Kaip ir sakiau, video, mano asmeninė nuomonė, vyras norėdamas surasti gerą, sau tinkamą moterį, jis turi būti pilnas paketas. Full package. Kūnas, protas, emocinis intelektas, dvasingumas, finansai ir taip toliau. Tačiau tai, kas man yra būtina, kitiem gali atrodyti visiškai nereikšminga. Baigta.